kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimai ir statybininkų mokėsi toks vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Toliau dar apie tos vasaros įvykius, kai antrakursis mokinys Usūrinis kumštis net ir rugpjūčio mėnesio viduryje kelias savaitės turėjo dar tęsti su klasiokais savo praktinės pamokas ir dirbti profkės teritorijoje įvairius fizinius darbus. Tai, kas ten tada vyko, buvo būtent tą pačią saulėtą rugpjūčio dieną, kai Usūrinis vienas lauke dažė mokyklos lauko medinę sceną, tik gal kiek vėliau. Tuoj po pietų Usūrinis užbaigė šį savo darbą, iš mokytojo gavo kitą, sekantį darbą, padėti savo klasiokams valyti iš laukų ką tik parvežtus, iškultus šviežius javų grūdus. Mokyklos teritorijos gale už mokomųjų dirbtuvių prie pat technikos garažų jau ten sukiojosi tie Usūrinio klasiokai, padedantys su technika valyti iš laukų ką tik parvežtus grūdus. Prie pat atlapotų vieno čia esančių garažų durų jau stovėjo atvežta didelė traktorinė priekaba su grūdais, dūzgė viduje esanti didžiulė grūdų valomoji, link kurios nuo priekabos viršaus buvo nutiesti metaliniai latakai grūdams į aparatą patekti. Usūriniui buvo liepta tuoj pat irgi lipti ant tos priekabos, į jos vidų ir padėti kasti lauk valymui skirtus grūdus. O tai matydami, kaip sparčiai su kastuvu ir grūdais darbuojasi priekaboje tas Usūrinis, du jo klasiokai Viržas ir Kaptas nepraleido savo progos ir nutarė vėl lengvai tą Usūrinį kiek pašiepti su savo žodžiais. Pastarajam tai vėl nepatiko. 2004 metų rugpjūtis.